pabaigai norėčiau pasveikinti šiauliečius, patekus į BBL finalo ketvirtą. Jie yra arti šito, tai jie rodė šiandieninėmis rungtynėmis. Ir noriu palinkėti šiauliečiams kuo geriausios sėkmės kovojant dėl apdovanojimų. Lūžis įvyko antro kėlinio antroji pusėje, kada mes buvom paėmę 2 minutės pertraukėles ir aš jau nebeturėjau galimybės įsikišti žaidimą, mes net neturėjom progos atlikti keitimo. Keitėm žaidimą po didžiosios pertraukos, tačiau persilaužimo nepavyko pasiekti, šiauliečiai užsivedė. Tikrai žaidė labai užsivedę ir žaidė labai komandinį žaidimą, vienas kitą palaikydami. Gražu buvo žiūrėti jų perdavimus, jų teisingus, protingus ėjimus. Tuo tarpu mes ėmėme žaisti po vieną. Nepavyko mums įgyvendinti žaidimo planą, kurį buvom parengę prieš rungtynes. Nepavyko mums padaryti persilaužimo pakeitus žaidimo sistemą. Buvom priartėję, tačiau vėl lemtinga nesportinė pražanga mūsų viltis vėl nutraukė. O šiauliečiai žaidė tikrai labai gerai. Visų pirmiausia, jie labai gerai gynėsi. Tai puikiai iliustruoja mūsų pataikymo procentas, net ir baudų. Žinoma, su tokiu pataikymu nugalėti yra neįmanoma. Apmaudu, kad nepatekom į finalo ketvirtą, tačiau sezonas mums dar nesibaigė. Mums iškeltas tikslas patekti į Latvijos pirmenybių finalą. Rytoj mūsų jau laukia Latvijos pirmenybių rungtynės. Taip, kad tenka nukasti, nuryti šį nemalonų kartėlį ir žengti toliau. Kas buvo didžiausias staigmena šiandien? Kažkokių ypatingų staigmenų mums nepatikė. Staigmena buvo mūsų pačių žaidimas. Žaidėjai nesilaikė plano, pradėjo nervintis, stengėsi reikalus spręsti individualiais veiksmais. Aišku, tai nepadėjo mums. Kas jau jums išliko, tie įtarimai, kad Šiauliai savo kažkaip gali nusipirkti? Aš jums sakiau, kad aš gandais nesivadovauju, aš šitą sakiau. Aš esu treneris realistas ir žinau, kad aš vėl pralaimėjau 19 taškų. Turiu klausimą, padaryti kiekvienas individualiai, tai man nesigavo. Tai parodo Šiaulių gerą gynybą. Kiek savo pražytum, jeigu pažymėsiu? -1. Didžiausia klaida šiandien. Aš manau, didelių segmentų jie nepateikė labai. Ką mes žinojom, tik jie žaidė komandiškai, Šiaulių krepšinį. Rūkis. Rūkis, nežinom, kas gali pataikyti. Gal jis negaudo ankstesnėse varžybose, tai gal pasireikšti. Gal šansą ir savo šansą išnaudoti. Kaip stebėt prognozuoji profesionalas? Kas laidus? Palaukite 21 dienos ir pamatysite. Nemėgsti prognozuoti, nenori? Ne. Užsitraukti. Tai viena eilė nemalonu. Turbūt sutiks lietuvių. Ant lietuvių. Ką, klausimų nebėra? Dėkui, aišku. Paleidžiu svečius. Taip, klausau. Ar tikėjotės tokia komandų žaidimų šiandien? Visada tiki komanda, tiki žaidėjas ir gerai parodęs charakterį. Kartais momentais trūksta. Šiandien galima pasižiūrėti žaidėjo Kimsą nervų ir buvo kalbėti apie rungtynes, kad labai svarbu susitvardyti su
psichologija su šitais pašaliniais tokiais faktoriais, kad neišvestų iš pusiausvyrų. Čia yra rungtynių tokių mums nepavyko, taip pat čia Rygoje, iš dalies ir Klaipėdoje, kur pralaimėjome paskutinės rungtynės praradimo trečią vietą. Šios dienos rungtynės patiko to, kad visi, kas kiek buvo priklausomai aikštelėje, tada visą savo jėgas pervažiavo. Pačiame parašytume komandai šiandieną žaidimą. 5 balė sistemą. Kokį pataisys? 5 balė, paprasčiau. 5. Pliusą nedėsim, nes dabar vis kartu būlė. Pirmas sėkmės. Nedarbėjo rankas, kai buvo likę 11 taškų ir tai leido aikštę. Kai tai gauti momentą, galėsime. Svarbios mums labai varžybos buvo ir jutau metimą. Veikimo momentą. Kiek šiandieną įtakos rungtynių baigčiai turėjo gali? Labai didelė. Labai yra faina, malonu žaisti tokioj pirmoje salėje.